Linksniavimas. Vardažodis turi linksnio gramatinę kategoriją. Tai yra žodžio klasė turi 6, 7 arba 10 linksnių. Arba kitaip sakykime žodžių formų. Nelygu kaip skaičiuosime. Vienas linksnis turi ne vieną, o kelias formas. Tai yra jau keistenybė. Įsiklausykite. Namą, vyšnę, brolį, alų, skaičių, katę. Matot, visos galūnės skirtingos, visos nosinės A, E, I, U, bet tas pats linksnis. Kodėlgi taip? O viskas paprasta. Senovėje jokių linksnių neturėjome. Buvo gryni kamienai ir buvo kažkokios priekabos prie tų kamienų, kurios ir reiškė žodžių santykius. Vėliau tos priekabos prie kamienų susiliejo su kamienais ir gavome linksnius, kuriuos dabar turime. Deja, tie kamienai buvo labai skirtingi. Jie baigdavosi priebalsiais, baigdavosi balsiais, būdavo minkšti, būdavo kiti ir va iš čia ta įvairovė. Kaip su ją susitvarkyti šiandien? Ogi labai paprastai. Mes tuos senovinių kamienų liekanas galime atpažinti iš daugiskaitos naudininko formų. Pavyzdžiui, vaikams, broliams, ams. Tai yra A kamienas. Sūnums, alums, ums. Tai yra U kamienas. Abu vyriški. Tai labai palengvina atpažinti giminės negyvų daiktų. Mamoms, vyšnioms. O kamienas, oms. Katėms, gėlėms. E kamienas, ems. Abu du moteriški. Nu ir dar du kamienai, kurie gali būti ir moteriški, ir vyriški. Tai I kamienas, akims, moteriškas, žvėrims, vyriškoji giminė. Ir baigėsi ims, todėl I kamienas. Ir labai panašus, bet be reikalo jis gramatikose neskiriamas, tai priebalsinis kamienas. Seserims, akmenims. Viena vertus panašu į ims, bet jeigu lygintume su vardininku, sesuo, akmuo, mes matome priedą N, kuris nėra jokia galūnė, tai kamiengalis. Taigi, kiekvienoje linksniuotėje tas pats linksnis gali turėti skirtingą galūnę, bet suprantame jas vienodai. Tai tik rašybos problemos. O visi tie kamienai ir yra mūsų linksniuotės.